Laidą pristato Auksinė mintis. Internete dabar pilna sukčių, bet tik aš už 20 litų galiu jūs išmokyti, kaip jų išvengti. Plačiau miestelio naujienas aptars Politikių klubas. Sveika, kolegė. Nu, labas, kas nutiko, ko toks liūdnas balsėlis? Na, žinote, man baugu. Ir kasgi nutiko, kasgi jums taip išgūstina? Matote, mane baugina baimė būti apgautai. Kaip supras, baugina baimė? Na, aš bijau, kad mane apgaus. Ir kasgi gali čia dabar tavį apgaut, vidury dienos? Nagi tie, telefoniniai ar internetiniai sukčiai. Šitie gali, bet tu kaip būk drąsi ir elkis pratingai. Kaip tai, būk drąsi ir elkis pratingai? Nu kaip, kai tau paskambins, nepames galvas. Va, jeigu tau sakys, tavo sūnus padarė avarijų, reikia advokatą, bet nukentėjusiems sumokėti 10 000, taigi tu pamysli, kad tu neturi. Ko neturiu? 10 000 litų? Puh, kokių 10 000 litų? Sūnaus tu neturi. O jeigu tu neturi sūnaus, tai kaip panas gali padaryti avarijų? Taip, jūs teisi. O aš iš karto apie pinigus pagalvojau. Arba dar pavyzdys. Atsiunčia laiškų ir sako, tu laimėjai loteriją, atsiūs banko sąskaitų ir prisijungimo duomenis, mes tau pervesma pinigus. Tu iškart pamyslik, kad tu neturi ją. Ko jo? Sąskaitos banke? Su prisijungimo kodais neturiu. Višta, loterijos bilietą tu neturi. Žinai, ir toks anekdotas. Žmogelis vis prašo Dievą padėti laimėti loterijoje ir vis niekaip anas nelaimė. Šventas Petras ateina pas Dievą ir klausia, kad tu jam nepadėjai laimėti loterijai. A Dievas atsako, tai kada anas bilieto nenusiperka, supranti dabar? Aha, supratau. Norint laimėti loterijoje, reikia pirkti loterijos bilietus. Nu, panašiai, bet būna dažniausiai atvirkščiai. Kaip tai būna dažniausiai atvirkščiai? Nu, tie, kas neperka loterijos bilietų, tie daugiausia sutaupo ir nieko nepralošia, va taip. Na taip, supratau. Bet telefoniniai apgavikai keičia taktikų. Norėdami išgauti asmeninius gyventojų duomenis, jie kviečia jais registruotis į viešosios nuomonės apklausas. Na ir ką daryti tada? Niekur neiti? Būtent, niekur neik, niekur nesiregistruok ir telefoninius skambučius neatsakinėk. O tai jeigu skambins draugės, giminės? Ašgi pajakavau, aišku, kad atsiliepinėk. O dėl tų seminarų būk atidi. Niekam, atmink, niekam nemožda duoti prisijungimą kodų, jiegi skirti tik tau. Aha, supratau. O jeigu paskambins apsimetę STT, FNTT, socialinės tarnybos, policijos, banko ar kitų institucijų darbuotojais ir prašys interneto banko kodų slaptažodžių? Taigi tau ką tik pasakiau, niekam, absoliučiai niekam nieko nesakyk. Ir prašymas toksai, pasiūs toliau, reikia labai korektiškai, maža kas gali skambinti. O ką jūs norite pasakyti, pasiūs toliau? Maža kas gali paskambinti. Gal tikrai kam kokia nelaimė nutiko. Patam bus labai gėda.